round of applause to Matas Stankevičius. Aš galiu pradėti, ne? Kaip kurti viral turinį? Stop! Turbūt yra klausimas jūsų galvose, kodėl jūs turėtumėt manęs klausytis. Tai leiskite man truputį pasistatyti. Mano vardas yra Martas, man 23 metai, turiu katiną ir aš jums per šią kalbą pažadu, kad padarysiu du dalykus. Pirma, aš jums parodysiu, ką aš asmeniškai darau, kad tapti viral. Ir antra, aš pabandysiu įkvėpti jūs. Kad gyventume ne tokiam pasaulyje, o kad būtų kuo daugiau žmonių, kurie gyvena tokiam pasaulyje. Bet tai nesako į klausimą, kodėl jūs turėtumėt manęs klausytis, leiskit man papasakoti apie savo kažkokius apčiuopiamus pasiekimus. Tai per paskutinius 48 mėnesius aš tapau socialinių medijų influenceris, galima vadinti, ir užsiauginau auditoriją YouTube'e nuo 0 iki 95 000 subscriberių, TikTok'e iki 74 000 ir Instagram'e iki tiek, ir iš viso turiu tokį followingą. Ir iš tikrųjų laikau titulą pats greičiausiai augantis YouTuberis Lietuvoje, kadangi per pirmus 2 metus savo kūrybos užsiauginau 80 000 subscriberių. Taip pat sukūriau 5 sėkmingus verslus, čia mano pirmas verslas, aš viską pradėjau nuo būnant videografu, tada atsirado COVID'as, dingo visi mano klientai, sugalvojau, kodėl nepabandyti būti YouTuberiu, jeigu ne dabar. Tai aš tapau YouTuberiu, pavyko ir tiek pinigų uždirbti per šitą darbą, darantis tokias reklamas, integracijas ir panašiai. Tada pradėjau tokį Simpsonų verslą, irgi pirmąjį Lietuvoje, kur mes darėme žmonės iš paprastų nuotraukų į Simpsonus. Tuomet buvo tiesiog mano tokia fizinė prekių parduotuvė, kur aš vis laik norėjau ištestuoti, ką reiškia parduoti fizinės prekes. Ir mano iki šiol pats sėkmingiausias verslas pasaulyje, kuris man pakeitė gyvenimą, akių fotografija. Gal jums teko matyti, fotografuojame akis, irgi esame patys pirmieji Lietuvoje, turiu studijas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, komanda 14 žmonių. Tai visai turiu patirties ir versle, ir kūryboje. Ir iš tikrųjų tai yra virš 1 milijono eurų pajamų, kurias man teko uždirbti. Bet jeigu jūs galvojat, kad tai buvo lengva pasiekti, ar tai labai viskas čia gražiai skamba, tai dažnai žmonės nori tos sėkmės, neišgirstant tų traumų. Tai aš noriu truputį ir papasakot, ką man teko paaukoti. Tai nuo pat 10 metų sėdėjau prie kompo 1000 valandų ir girdėjau labai daug komentarų iš šeimos narių, kad esu no-liferis, kad kažką reikėtų rimtesnio daryti. Tai buvo labai fun. Bet per tas visas valandas, sėdint prie kompo, aš visą laiką buvau labai smalsus. Aš klausinėdavau, kodėl, aš žiūrėdavau į tokius YouTube'us videokos ir aš vis laik studijuojau. Man tiesiog būdavo įdomu viską daryti. Tai aš naudojant tiesiog tai, kas yra YouTube'e, nusprendžiau pasinaudoti to interneto galiomis ir išmokti tai, ką galėjau išmokti. Tuomet praleidau visą savo praktiškai studentų gyvenimą, nes kai būdavo kažkokie tūsai, plotai, aš jos nevarydavau. Mane labai būdavo smagu, gal nebūdavo kažkokia auditorija. Aš grįždavau namo, užsidarydavau į savo tą burbulą ir tiesiog žiūrėdavau savo tos kažkokius influencerius. Ir tie influenceriai buvo mano draugai. Jie iš tikrųjų ir pakeitė mano gyvenimą, nes aš apsipau save jais ir aš klausydavau jų, iš tikrųjų darydavau tais dalykais. Ir iš tikrųjų viską, kai pradėjau nuo pat mažens, visą laiką man buvo trūkumas pinigų. Jų nebuvo daug, aš visą laiką prisimenu, kaip prašydavau tėvų pinigų. Pirmas dalykas, kai išmokau anglų kalbą, googlindavau, kaip uždirbti pinigų. Tai iš to traškimo, manau, ir atsirado tas toks geismas kažką daryti. Tai viską iš tikrųjų pradėjau nuo nulio, turbūt esu buvęs, kur jūs esat buvę ir šiai dienai labai didžiuojas, kad tiek daug teko paaukoti, bet šiai dienai aš dėl to ir esu čia. O čia valgiau sriubą ir kuriu šias skaidrės. Tai ir visą tai rodo iš tikrųjų kaip įrodymą, kad tai, apie ką kalbėsiu, veikia. No bullshit, nežinau, galima kiek ir ne, no ChatGPT. Tai dabar, kai mes esame susipažinę ir truputį žinote daugiau apie mane, kaip kurti viral turinį. Stop. Aš jums meluočiau, jeigu jums pardavėčiau dabar vardinti būdus, kuriuos reikia daryti, kad tapt viral. Nes kai man paskambino Tomas, login organizatorius, ir sako, Martai, tu esi populiarus, ar gali papasakot, kaip tu, ką tu darai, kokios tavo strategijos, ką tu ten trekini, kaip ten kažkokios metrikas, čia tokie rimti žmonės susirinka, jums patinka tie skaičiukai, arba gali skaičiukus pakalbėti. Aš sakau, Tomai, aš nelabai kažką trekinu, aš nelabai kažkokių turiu savo strategijų, aš pats nelabai žinau. Aš tiesiog, atrodo, dariau kažką, man buvo įdomu, man buvo smagu, aš dariau tai iš širdies ir man kažkaip pavyko. Nu tai žodžiu, mes susitarėm, kad aš pakalbėsiu, kaip kurti viral turinį, tiesiog truputį ne taip, kaip jūs gal galvojat. Nes negi yra taip sudėtinga, nežinot, kaip turti viral turinį. Gyvenam tokiam amžiuje, tai galima pasiklausti ChatGPT. Kaip kurti viral turinį? Pirma, pritrauk dėmesį iš karto. Pradžia turi būti labai įdomi. Easy. Antra, duok jausmą arba naudą, kad būtų juokinga, įdomu arba naudinga. Easy. Trečia, padaryk, kad norėtųsi dalintis. Kas visiems artima arba nustebina. Thanks for my talk. It was a pleasure. Ne, iš tikrųjų, mes galime tokį dalyką rasti labai lengvai, naudojant šiai dienų technologijas, bet šiandien atvykau ir noriu jums papasakoti kažką daugiau, ko jūs gal nerasite taip internete, kas, aš manau, iš tikrųjų ir lėmė mano tą sėkmę per visas mano tas socialinės platformas. Tai va, dabar mes kai jau susipažinom, pradedam.
Du svarbus klausimai, kuriuos aš klausčiau prieš pradedant bet ką kurti. Ir šiaip, aš dažnai šitą pirmą klausimą mėgstu klausinėti. Kodėl? Jeigu manęs paklaustumėt, Martai, kaip tapti viral, aš jūsų klausčiau, kodėl? Kodėl tu nori tapti viral? Nes jeigu tavo tikslas yra, pavyzdžiui, aš noriu uždirbti pinigų, tai ar tikrai tapti viral yra pats tikslingiausias būdas uždirbti pinigų, nes gal yra logiškiau kurti tikslinį turinį, jūsų tiksliniai auditorijai, bandant išspręsti jų problemą. Pavyzdžiui, kaip mūsų versle, akių fotografija, čia yra viena iš mūsų reklamų, kuri dabar net sukasi ir labai sėkmingai veikia. Ar čia yra viral reklama? Ne, tai yra tiesiog dovanų kuponas, žmogus ieško kažkokios dovanos ir jis ją perka. Ir mums ši reklama, va, skaičiukai, 2,74 ROAS, tai tarsi išleidžiant kiekvieną eurą mes gaunam 2,74 eurus atgal. Tai nereikia kartais būti viral, kad pasiekti kažkokį tikslą. Ir jūs galite norėti viral, nes jūs gal norite savirealizuoti save šiame pasaulyje, kas iš tikrųjų ir buvo mano priežastis, dėl ko aš tai norėjau daryti, bet vėlgi nebūtina būti viral ir daryti viral turinį, kad daryti tai, kas jums patinka ir iš to uždirbti pinigų ir panašiai. Nes net iš tikrųjų, įkeliant savo patį pirmą video į YouTube prieš 4 metus, kai tiesiog sugalvoju, įsijungsiu kamerą ir kažką aš jums pasakysiu, mano tikslas nebuvo būti viral, aš nenorėjau būti populiarus, aš tiesiog norėjau pasidalinti savo kažkokiam istorijom, kai dingo visi mano klientai, nes buvo prasidėjęs COVID-as. Ir šiaip kas yra įdomu, kad aš žinojau, kodėl viduje, aš savęs nebūtų taip atsisėdęs ir, nu tai Martai, kodėl tu dabar kursi turinį? Aš kaip ir nelabai net žinojau, bet aš žinojau viduje. Ir mano atsakymas buvo net per savo pirmą iš tikrųjų video ir sakau, kad tikiuosi gal įsikvėpsite nuo manęs. Ir man buvo, net matos, čia biški gėda tai pasakyti, buvau labai drovus, bet aš žinojau savo tą kodėl. Ir kai mes žinom kodėl, mes daug lengviau galime žinoti, kokią linkmę mums reikės judėti, kokius gal veiksmus daryti, ar labai mes norim greitai išpopuliarėti, nes galime ten nusimti kelnes, dar kažkokius dalykus daryti, ko jis nori būti žinomas. Kai mes žinom kodėl, mes galime judėti toliau, mano galva. Bus viskas daug geriau. Taigi mes žinome kodėl, tada kyla klausimas, kaip. Scared emoji toksai įsigandęs, nes iš tikrųjų kyla klausimas, ką dabar daryti. Tai dabar pristatysim šiandien 3 savo top taisyklės, kurios lėmė mano tą sėkmę, kurias dalinsiu galvą pirmą kartą iš visų su visais. Neapkrausiu jūs daug, tik 3 taisyklės, kuriant įkvepiantį turinį. Ir mano tikslas yra įkvėpti žmonės, bet jūs galite ir neįkvėpti, jūs galite įkvėpti, kad nusipirktų, įkvėpti, kad juoktųsi, paspaustų like, subscribe ir panašiai. Pirma taisyklė – autentiškumas. Padidinam ją. Labai labai svarbu. Jeigu jūs kursi turinį ir jūs būsite autentiškais, jūs iš karto išsiskirsite iš visos minios. Ir kai aš pradėdavau kurti savo turinį, aš kažkaip nežinau, sekdamas savo širdies balsą, tiesiog dalinausi savo istorijom, dalinausi savo mintim, aš nežinau, ką aš čia darau, bet aš tiesiog filmuoju video, ką aš žinau, gal kažkiek gausis, gal negausis. Ir žmonės tą jautė. Aš iš tikrųjų kalbėjau apie dalykus, kur gal žmonės nelabai kalba. Kiek aš uždirbu iš YouTube, aš visiems pasakojau. Aš čia pastačiau kažkokius kripto rygus, nesivaizdavau, ką aš darau, uždirbu tiek pinigų, kaip jūs tai galite pasidaryti, persikriščiau naują butą. Ir žmonėms buvo įdomu, geras, jis dalinosi tokiais dalykais, niekas dažniausiai nekalba apie tokius dalykus, taigi finansai, geriau neliesti šių temų. Ir aš tiesiog, žinau, dalinausi, aš norėjau atsispaudimus, aš darau atsispaudimus, filmuoju kamerą. Ir čia kažkoks blogas apšvietimas, tas purvinas kambarys, bet aš buvau autentiškas ir žmonės tą jautė, jie grįžo, aš tapau jų rutinos dalinim, jie taip sako, kaip faina Martas, toks fainas, jie grįždavo pas mane, aš būdavau kaip jų draugas. Ir kai mes esame autentiški, mes perinam iš tokio vaizdo į tokį, kai visi gali būti savimi, kažkas nori būti liūdnesnis, kažkas laimingesnis ir daug gyvenimas gražesnis atrodo, kai mes galime būti tokie. Tai va, bet kaip galvojat, ar tai yra lengva? Būti autentišku prieš kamerą, o tiesiog būti autentišku, gerai, bus autentiškas. Net ir man buvo sunku, reikėjo išmokti ir iš tikrųjų nesu gavęs jokio heito. Žiauriai faina, ta prasme, būti autentišku ir žiauriai kietai kurti turinį, kuris visiems patinka ir dalintis tiesiog savo širdimi, būti prieš kamerą savimi ir nieks, ta prasme, manęs nedžadžino. Tai buvo žiauriai kietai ir, aišku, matote, realybė yra tokia. Jeigu jums kyla klausimas, ką reiškia žodis cringe, cringe yra Martas. Let's go. Bet faktas, kad bus ta heita, faktas, kad jūs judgins, bet mes visi mirsim. Ir visi apie viską pamirš. Ta verta prisiminti. Antra taisyklė, beprotiškai svarbi, kuriant įkvepiantį turinį. Vertė. Nes dažniausia problema su turiniu mano galva yra, kad žmonės kuria turinį, kuris, atsiprašant, toks keistas žodis, vapšė neįdomus. Iš tikrųjų, jeigu jūs norit, kad jūsų turinį kažkas žiūrėtų, jam turi būti logiška. Kodėl? Noriu dabar truputį vizualiau dar kartelį jums paaiškinti, kad jūs įsimintumėte šią taisyklę. Tai man labai greitai reikės 3 savanorių, kas gali ant scenos ateiti ir pastovėti ir palaikyti kažką, tai gal kažkas norite ateiti ant scenos. Prašom, taip, dar 2 žmonių. Taip, ir kas, atsiprašau, jums bus įturmiuoja. Jo, tai atvykite ant scenos, noriu jums pademonstruoti, kodėl svarbu kurti turinį, kuris žmonėms yra įdomus, vertingas. Tai kviečiu atvykti ant scenos. Vos nepavalau šią prezentaciją, bet pamiršau šitos kibirus namuose, jie labai svarbus.
Tai prašom atsistokite, eilės tvarka, labai jūs gausit pirmą kibiriuką ir jūs dabar išmoksite šią kibirų taisyklę ir prašau prisiminkite visam gyvenimui. Jeigu jūs ją išmoksite, jūs galite tapti sėkmingi, bet kame, ko jūs darytumėte. Ir iš tikrųjų čia yra mano paslaptis, dėl ko aš esu sėkmingas versle ir turinio kūryboje. Mes turime 3 kibirus prieš save. Ir kai žmogus susiduria su jūsų X gali būti bet kas, jūsų video, jūsų verslas, jūs kaip vyras, kažkokie gal moteriai, bet šiandien mes kalbame apie viral turinį, įsivaizduokim, tai yra video. Kai žmogus susiduria su jūsų video, jisai psichologiškai yra pasiruošęs po jūsų video įdėti jūsų video į vieną iš šių kibirų. Jeigu jūs pažiūrė jūsų video, sako, blem, kažkaip gaidiškas video, neįdomu buvo, nesąmonė kažkokia, bum, oi, atsiprašau. Nepranoko lūkesčių. Mes nenorim būti šitam kibelė, nes koks yra rezultatas. Lievas video, gaidiškas video, aš jo nerekomenduosiu, aš nenoriu grįžti. Antras kiberas yra, jeigu jūs žiūrit video, gavau, ką norėjau, ta prasme, išpildė mano lūkesčius. Bet kai yra išpildė lūkesčius, tai gavau, ko norėjau, gal buvo kaip tikėjausi. Bet trečias kiberiukas yra, pažiūri video ir galvoju, eik tu savo, kaip kietai, kaip įdomu. Ar matei šitą video, aš noriu pasidalinti, kaip buvo nerealu, man labai patiko. Ir kaip galvojate, ar žmogus norės grįžti į šitą turinį, ar jis norės juos dalintis ir panašiai. Tai mes turim nepranoko lūkesčių, išpildę ir pranoko lūkesčius. Ir mes visą laiką su bet kuo, ką mes darytume, turėtume taikytis į šį trečią kibirą. Nes įsivaizduokit, jūs ateinat į restoraną, paimkim kokį verslą, ateinat į restoraną ir jūs labai kažkaip keistai pasitinka. Nekul, atsisėdam, laukia meniu, meniu ateina, nekul. Reikia meniu, pasirodo, nuskanuoti su telefonu. O aš norėjau, pavyzdžiui, fizinio, nepatiko. Ir ateina tas maistas, jūs laukiat labai ilgai, irgi nepatiko ir blogas buvo maistas. Ar jūs norėsite grįžti į šį restoraną? Ne. Ar jūs norėsite jį rekomenduoti? Ne. Tai koks rezultatas? Bankrotas potencialus. Jeigu išpildė lūkesčius, tai išpildė lūkesčius, nieko įdomaus. Bet jeigu jūs ateinate į restoraną ir jūs labai fainiai pasitinka, kaip smagu, jūs pasodina, jūs pakalbat, jums duoda riešutukų prieš laukiant maisto. Riešutukų labai skanus, jūs laukite maisto, jūs gaunat maistas beprotiškai skanus. Ar jūs norėsite grįžti į tą restoraną? Tai aišku, ir jeigu jūs klaus draugai, gal žinai, kur skaniai pavalgyti, aišku, žinau, yra toks restoranas, galim ten nuvaryti, ten labai skanu, ten fainiai mane priema. Ir aš stengiuosi su šią taisyklę vadovautis, bet kame ką aš daryčiau, ar kurčiau turinį, ar kurčiau verslus. Pavyzdžiui, su tokiu fotografija mano verslu mes stengiamės teikti nepriekaištingą aptarnavimą, iš tikrųjų, ekstremylę nuo žmonių. Mes stengiamės kuo greičiau jums atrašyti, kai jie nesitikė. Mes stengiamės kuo greičiau atrašyti e-mailais, kai jie nesitikė. Mes stengiamės būti labai kokybiški, stengiamės pastoviai pranokti lūkesčius. Lygiai tas pats su turinio kūryba. Ateina žmogus, tikisi kažkokio vieno. Ir pas mane, važiuoju, 4K kokybė, super duper montažas, aš stengiuosi ir būnu autentiškas, nes šiaip 9% žmonių neautentiški, o žmogus žino geras, koks jisai fainas, kaip jis čia viską žino. Ir tada žmonės pas mane grįžta ir jie tada nori subscribinti, man net nereikia prašyti, kad jie subscribintų ir aš pranokstu į lūkesčius ir laimiu. Tai va tokia ta kibirų taisyklė, stengiatės visą laiką pranokti žmonių lūkesčius ir jūs busite sėkmingi, bet kame, ką jūs darytumėt. Ačiū labai savanoriams, galim paploti. Labai malonu. Ačiū malonu. Jūs buvote sėkmingas kiberas. Judam toliau. Gerai. Trečia taisyklė. Paprasta, kuriant įkvepiantį turinį, bet labai svarbi ir jums šitas žodis visiems yra labai girdėtas. Disciplina. Disciplina, tiesiog jos reikia, kaip ir jūs žinot, turbūt viskame. Čia iš tikrųjų buvo mano pats pirmas kanalas, kur aš jau pradėjau kelti tokius rimtesnius video, kur aš didžiausias. Čia buvo mano gaming kanalas, matote, čia žaidimai visokie. Ir man gal pavyko tiek keliant videokų. Iš tikrųjų, realybė yra, kad tiek kėliau, tiesiog pusė neįkėliau. Surinkti gal iš vieno video gal 23 000 peržiūros. Aš tiesiog tai dariau dėl savęs. Čia yra mano YouTube, kiek aš esu įkėlęs savo YouTube'e ir čia net ne visi. Ir kaip jūs galvojate, ar man lengva buvo kelti šitos video ir aš gal viską žinojau ir aš sėdėjau, planavau metus, kaip aš čia būsiu viral. Ne, aš tiesiog dariau ir kartais yra geriau taip daryti, nei tiesiog nedaryti. Ir iš tikrųjų realybė yra tokia, kad jūs norite tapti viral, jūs norite kažkokią sėkmę pasiekti, bet kame, ko jūs darytumėt, irgi, kaip atrodys jūsų 500 sukurtų video. Pažiūrėkit, tik tais 54 video turbūt paeis, turbūt bus viral. Ir jeigu jūs nusiteiktumėte taip, kad, gerai, 54 video bus viral, 4 video reikia sukurti. Ir tai yra realybė. Aišku, jūs galite būti viral ir anksčiau, gal ir M5 jums paeis, bet jūs galėsite atkartoti tą sėkmę, gal jums tiesiog paėjo kažkaip. Reikia nusiteikti, kad tas toks gyvenimas, reikia įdėti jų pastangų, reikia būti disciplinuotų. Ir iš tikrųjų, angliškai labai gerai pasakant, you can only lose if you stop. So don't stop. Dabar pasižiūrėkime, ar aš išpildžiau savo padažą. Pirma, aš sakiau, kad parodysiu, ką darau, kad tapti viral. Tai aš jūs pasakiau, kad aš klausiu klausimo, kodėl. Ir tada, kai mes žinom, kodėl, mums yra daug lengviau, visai galima atsispirti tą kodėl, tai galima užduoti motyvacijos. Sakiau, kad būnam autentiški, nes tada mes galime išsiskirti iš minios ir jums tiesiog bus pačiems fainiau kurti turinį, nesidant kažkokią kaukę. Tada mes kuriame vertę žmonėms
3 kibirų taisyklė, prašau prisiminkit šitą reikalą, jis aфиgenas, ir disciplina. Ir antras, sakiau, kad aš jūs įkvėpsiu, tai aš pasidalinau savo istoriją ir šiau jūs galite vertinti, ar man tai pavyko padaryti. Ir turiu jums paskutinį prašymą, ar galiu pasidaryti selfie su jumis? Aš turiu išnaudoti tokią galimybę, jūs esate pati didžiausia auditorija, kiek man teko kalbėti. Ir planuoju kurti savo naujienlaiškį, mačiau, čia žmonės kažką pardavinėja, gali aš neturiu ką parduoti, bet dar tiesiog renku kontaktus, kad vėliau galėčiau su jumis privačiai susisiekti. Aš turiu išnaudoti tokią galimybę, tai va, mano naujienlaiškis galite, jeigu norite subscribinti, neužilgo prano įvesti. Ačiū jums labai. A round of applause to Matas Stankovičius.